hanno trovato attraverso un sistema di computer, Dėka kompiuterio sistemos hanno trovato un modo che būdą, permetteva a questo bambino di comunicare. surado būdą, kaip tas berniukas galėtų bendrauti. Avevano già anche incominciato, lui andava anche a scuola, Jis lankė mokyklą. sentiva ma non poteva reagire. Jis viską girdėjo, suprato, bet jis negalėjo reaguoti. Poi hanno trovato questo sistema di farlo comunicare attraverso il computer. Ir paskui surado būdą, kaip jis galėtų komunikuoti, reiškia, kompiuteriu. Allora, dopo 8 anni Po 8 metų di silenzio, tylos arriva il giorno della festa del papà. Tėčio šventė. E con questo nuovo metodo Ir tuo nauju metodu di comunicare, komunikuoti, bendrauti. ecco le prime parole. Štai pirmi žodžiai, Marco, si chiamava Marco. to berniuko vardas buvo Marko. Ecco le prime parole che Marco dice a suo papà. Štai pirmieji žodžiai, kuriuos pagaliau Marko gali parašyti tėčiui. Nella festa del papà. Tėčio šventės proga. Mano tėveliui, mielam ir švelniam draugui, mano džiaugsmų, netikrumo akimirkų, bet ypač mano meilės pasaulio bendrakeleiviui. Nuoširdžiai tave sveikinu, tėveli. Ecco, dopo 8 anni di silenzio, Po 8 metų tylos, ma anche di amore, bet ir meilės, queste sono le prime parole che il papà sente dal figlio. tai yra patys pirmi žodžiai, kuriuos tėtis išgirdo, perskaitė iš sūnaus. Penso che per lui sia stato, vale la pena vivere 8 anni così. Aš manau, kad jis Per pagalvojo, ascoltare kad questo. verta buvo nugyventi tuos 8 metus, E kad poco- išgirs šituos E žodžius. poi il mese dopo è la festa della mamma. O po mėnesio mamos Ecco šventė. cosa Marco scrive alla Ir štai mamma. ką Marko rašo mamai. Brangiausioji mamytė, subtilioji mano sodo gėlelė, mano akių šviesa ir džiaugsme. Po 8 metų tylos galiu pirmą kartą prabilti. Ir tau sakau, kad mano širdis sklidina meilės tau. Drauge skinkime vaisius, kuriuos gyvenimas mums duos, tiek saldžius, tiek karčius. Labai tave mylintis Marko. E così. E poi quando Marco ha 12 anni Kai Markui sueina 12 nasce una metų, sorellina. gimsta sesutė. E il giorno del battesimo, Ir jos krikšto dieną, questo è quello che scrive. štai ką jis jai rašo. Eliza. Tarp švelnių nedrasaus pavasario debesų užgimė rožinis pumpurėlis, kaip dieviškoji dovana, ir padovanojo mums naują svajonę. Meldžiu tave, Jėzau, padovanok jai daugiau, daugiau nei šypsena, daugiau nei dangus. Padovanok jai savo meilę, priglausk ją prie savo širdies ir sukurk jai ateitį, ne taip pat šiauriame pasaulyje. Marco è il frutto della vita nuova dello spirito dei genitori. Marko yra vaisius šventosios dvasios naujo gyvenimo dėka savo tėvelių, Ma anche in lui si vede la vita nuova dello spirito. bet ir jame taip pat matosi jo šventosios dvasios naujas duotas Per la gyvenimas. sorella Sesutė chiede a Gesù, prašo Jėzaus, ti prego Gesù, donali di più duok Jėzau jai daugiau, di un sorriso, daugiau nei šypsena, di più del paradiso. daugiau negu dangus. Donale il tuo amore. Duok jai savo meilę. Ecco, questo amore Štai šita meilė, che è la vita, che è la vita di Dio in noi, kas yra Dievo gyvenimas che è la vita dello mumyse, Spirito Santo in kas noi, yra šventosios dvasios gyvenimas mumyse. l'abbiamo ricevuto, Mes jau gavome ją, sta dentro di noi yra mumyse e sa fare cose grandi, ir ji geba daryti mumyse didžius dalykus. veramente, e sa farci andare al di là di quello che noi pensiamo di poter fare. Ji padaro tai, kad įvyksta mumyse apie
tai, ką mes net nesvajojome. Chiediamo veramente